ką nuveikėt pas Vėgėlę susitikime? Paklausiau, nieko pasėdėjau, paklausiau, uždaviau vieną klausimą. Eduardai, pradėkim nuo pradžių. Jūs buvot pas Vėgėlę susitikime, papasakokit nuo įžangos, kada tai vyko, kur vyko ir kas jums šovė į galvą ten nuvykti, aš tikrai nežinojau. Čia žmonės žino daugiau negu aš matau mūsų žiūrovai. Papasakokit viską detaliau, man irgi pasidarė labai įdomu. Kadangi kelis kartus kviečiau raštu į elektroninį paštą, profesoriaus Vėgėlės kandidato tinklalapį užpildžiau ir raštu pakviečiau. Atrinkau pagal jo programos 3 punktus, paskelbtą programą. Šitom programom temom pasikalbėkime viešai diskusijoje, kad parodytumėm savo sutarimus, nesutarimus, kad žmonėm būtų lengviau ir geriau nuspręsti, ar čia Vėgėlė nuostabiausias kandidatas, o gal Vaitkus kažkiek tai kažko vertas pagal savo požiūrį. Bet Vėgėlė kategoriškai ir paskui internete matėsi, kad tai jo pozicija labai tvirta. Jisai nekalbės su Vaitkumi. Tai esminė jo pozicija. Tai tada Kaune, kadangi buvo susitikimas Žemės ūkio rūmuose, centre, tai nuėjau paklausyti, tiesiog pasižiūrėti. O gal aš atsiversiu ir tapsiu Vėgėlės šalininkas, gal aš ne viską žinau. 1,5 valandos prasėdėjau, nesakysiu, ar man patiko ar nepatiko, bet, taip švelniai priverčiau leisti užduoti klausimą, kad aš galėčiau užduoti. Nes šalia manęs, gretimai, sekant, toj pat šalia manęs, per 10 centimetrų sėdėjo moteriškutė su mikrofonu. Aš jai sakau, aš klausimą turėsiu. Tai tada moteriškutė atsistojo ir nuėjo į kitą salės galą. Paskui, ten uždavė klausimą, tada pro mane praėjo, sakau, aš klausimą turiu. Tada nuėjo dar į kitą salės galą. Tada ašgi toks jau, nežinau, tada garsiai be mikrofono paklausiau. Tada sakė, taigi jūs, be mikrofono, dar žmogus laukia. Vienu žodžiu, mano klausimas buvo apie tai, kadangi Nakas įdėjo trumpą video, kur profesorius Vėgėlė sako, kad į Lietuvos konstituciją reikia žiūrėti per NATO ir ES prizmę. Ką reiškia šita frazė? Kad Lietuvos konstitucija yra žemesnis teisės aktas negu, taip yra, pagal jo nuomonę, taip, ir pagal Lietuvos dabartinę tvarką. Žemesnis teisės aktas, konstitucija negu Briuselio nurodymai. Aš dar pridedu niekieno nerinktų Briuselio biurokratų nurodymai. Tai uždaviau klausimą, pridėdamas dar komentarą, kad konstitucijos 1 straipsnis sako, Lietuva nepriklausoma valstybė. O konstitucijos 150 straipsnėje yra įdėtas priedas, kuris sako, kad Lietuva ES sudėtinė dalis, o jeigu ES sudėtinė dalis, jinai privaloma tvarka turi laikytis nurodymų. Tiesiog taip yra. Ką atsakė profesorius Vėgėlė? Kadangi jis konstitucinės teisės ir ES teisės žinovas, tai jis pradžioje pasakė, kad jis taip nesakė. Sako, čia konstitucinis teismas tokią doktriną priėmęs. Paskui man pasakė, ne man, visiems pasakė, kad 150 straipsnis konstitucijos nesako, kad reikia laikytis, kad Europos nurodymai yra viršesni už konstituciją. Jis nesako taip. Aš įsirašiau į savo telefoną. Tai ką galima pasakyti, jeigu yra direktyvos, ES direktyvos, kurios privaloma tvarka turi būti perkeltos į nacionalinę teisę ir mes neturim teisės jų neperkelti. Čia jau buvo tada, kai aš sveikatos apsaugos ministerijoje. Mes privalom perkelti šitas direktyvas, mes privalom vykdyti nurodymus, mes neturim teisės laiko persisukti, o dabar žiemos vasaros. Mes neturim teisės, mes privalom vykdyti.
Nu, bet profesorius Vėgėlė sakė, kad 150 straipsnis nesako, kad Lietuvos konstitucija yra žemesnis teisės aktas. Ir jis čia jokios problemos nematė. O jis nieko nepaminėjo apie tai, kad į Europos Sąjungą mes papuolėm apgaulės, nes tiesiog atėmė iš mūsų teisę nuspręsti pagal konstituciją. Mūsų į sąjungą įkišo taip pat, kaip į Tarybų sąjungą. Tokiu pačiu mechanizmu. Tokie patys išdavikai, tik tai su kitokiais kaklaraiščiais. Tai šitoj vietoj profesorius Vėgėlė nieko neatsakė ir nelietė šitos temos, bet jis paminėjo į kitus klausimus kalbėdamas, kad yra labai gerai, mes gavom daug naudos iš Europos Sąjungos. Ir jūs nuvažiuokit į kitas šalis ir pamatysit, kaip mes gerai gyvenam. Ir užtat reikia bendradarbiauti, gerai, paklusti, tokio žodžio nesakė, bet Lietuvos konstitucija yra aukštesnis teisės aktas. Išklausiau, supratau ir pasilikau prie savo nuomonės. Tai tiek.